Na, Europoje mes matėme pirmiausia bandymą iš naujo tapti savimi. Europa 2025 metais buvo tarsi tas žmogus, bandantis grįžti iš reabilitacijos, bandantis lyg ir prisiminti, kas jis iš tiesų yra, rasti stiprybės, suprasti, kokios yra vis dėlto tos jo stiprybės. Kartu Europa, aišku, matė, kaip išeina draugas. Už Trumpo politikos mes matėme akivaizdžiai, kad Europa buvo matoma visai kitaip. Europos lyderiai netgi pirmosius mėnesius negavo susitikimo su Donaldu Trumpu, netgi telefoninio pokalbio, o susitikimai dažniausiai vykdavo vienas ant vieno su atskirų valstybių narių lyderiais. Tai buvo dar viena aiški žinia, kad naujoji JAV administracija nemato Europos Sąjungos kaip po partnerės.